Jau daug metų aš labai mėgstu kalbėti. Kodėl? Pirmas dalykas, aš nusimečiau įvairiausias įtampas dėl to, kad su manim kažkas negerai, kai kalbu. Antras dalykas, aš pradėjau realiai žaisti su turiniu, su būdu, kaip kalbu ir tai padarė visas mano kalbas man pačiai žaismingas ir smagias. Trečia, aš pradėjau naudoti savo kūną, savo balsą, savo intonaciją, visą save tam, kad galėčiau turėti daugybę instrumentų, kaip perduoti subtilius savo žinutės niuansus. Ketvirta, man realiai pradėjo rūpėti žmonės, kuriems aš kalbu. Kitaip tariant, kiekvieną kartą, kai aš ką nors pasisakinėju, kai rašinėju šitą rylsą arba darau bet kurią kalbą, aš realiai jaučiu ryšį su tais, kurie klausys. Todėl kiekvienas pasisakymas, kiekviena kalba man yra kažkuria prasme, atsiprašau, meilės situacija. Na ir penktas dalykas, aš leidžiu savo klysti. Aš leidžiu savo klysti. Kviečiu ir tave išbandyti, pritaikyti šitos 5 patarimus, kad visos tavo kalbos taptų smagios, džiaugsmingos, paprastos, įkvepiančios. Aš esu Marija Mei, jeigu nori daugiau patarimų, pasiek mane.